Pradėjote pastebėti plaukus ant drabužių, vandens nutekėjimas duše užsikimšęs nuo plaukų, pastebimai išretėjo plaukų skyrimas, pradėjo retėti plaukai ties kakta. Tai dažni skundai trichologo kabinete. Šiandien aptarsime 5 pagrindinės plaukų slinkimo priežastis. Tačiau pirmiausia, svarbu pasakyti, būna atvejų, kai plaukų slinkimas sustoja savaime. Pavyzdžiui, moteris po gimdymo gali skųstis plaukų slinkimu, bet jis dažniausiai praeina per 6 mėnesius. Lėtinių laikomas plaukų slinkimas trunkantis ilgiau nei pusę metų. Kokios pagrindinės tokio plaukų slinkimo priežastis? Anemija. Pirmiausia, hemoglobinas perneša deguonį, kuris būtinas greitai augantiems audiniams. Tačiau vien ištirti hemoglobino kiekį nepakanka. Jis gali būti normoje, bet geležies atsargos kritiškai mažos. Verta ištirti feritino ir transferino kiekį kraujyje. Skydliaukės hormonų disbalansas. Kai trūksta skydliaukės hormonų, plaukai palaipsniui plonėja, tampa blankesni ir ima slinkti. Slinkti gali ne tik galvos, bet ir antakių kraštų plaukai. Štai kaip tai atrodo. Taip nutinka todėl, kad trūkstančių hormonų plaukai per anksti pereina į slinkimo fazę. Tarsi išeitume į pensiją 30. Lėtinis stresas. Jis sukelia ilgalaikį periferinių kraujagyslių spazmą, o siaurais indais maistinės medžiagos paprasčiausiai nepasiekia plauko. Be to, stresas išbalansuoja hormonų sistemą. Kai kurių hormonų padaugėja, o kitų sumažėja. Tai tiesiogiai veikia plaukų augimo fazes. Pavyzdžiui, vienas iš streso hormonų prolaktinas gali skatinti vadinamąją katageno fazę. Dėl to augantis plaukas pereina į ramybės fazę, o vėliau iškrenta. Organizmo intoksikacija. Tikriausiai žinote, kaip greitai po chemoterapijos pradeda kristi plaukai. Priežastis – vaistų poveikis visoms greitai besidalijančioms kūno ląstelėms, įskaitant plaukų. Toksinų šaltiniai gali būti vaistai, sunkieji metalai, parazitinės infekcijos ir kita. Ir paskutinė. Ar plaukai gauna pakankamai statybinių medžiagų? Plaukas sudarytas iš baltymo, keratino, kuris sintetinamas iš aminorūgščių, tokių kaip cisteinas, lizinas, argininas, metioninas. Be to, plauko gyvavimo cikle dalyvauja daugybė makro ir mikroelementų. Jei jūsų mityba liko tokia pati, o plaukai ėmė smarkiai slinkti, verta atidžiai vertinti visą organizmą. Svarbu išvengti ligų, kurios trukdo įsisavinti maistinės medžiagas arba sukelia per didelį jų praradimą. Visiems linkiu vešlių ir sveikų plaukų.